Dominuoja, tiesiog dominuoja. Krosvalas varžovų būdos aikštelėje, čia Kozys perima kamuolį ir greitoje atakoje. Montvilą iš toli vėl labai netiksliai, nepanašu, kad labai trūksta pasitikėjimo jau Nedui Montvilai ir 3-1. Vitalijus Kozys. Krosvalas yra atkovojęs jau 4 kamuolius puolime ir 7.10 naudingumo balų šiame susitikime, o čia dėjimas iš viršaus, Kozys. Kaklekova, Dešiūras Bui. Kol kas geriausias trečio kėlinio žaidėjas ir toliau drasko varžovų gynybą, tiesa dabar. Jonava, tritaškis, perimtas kamuolys, tritaškis. Aišku, čia Vitalijus Kozys deda iš viršaus. Visų gal išskyrus Karolį Lukošiūną. Ir sakei prieš rungtynes, kad tai bus puolimas prieš gynybą, rungtynės ir puolimas. Ekipa pirmaujantį 10 taškų, dabar tikrai neskuba su metimais, laukia kitos geresnio kažkokio sprendimo. Oi! Koks Vitalijaus Kozio. Tirpo jau tik iki 5 taškų jo auklėtinio pranašumas. O neprametęs 2. Kiek pritilusi dabar arena. Čia Vilniuje. Žiūri, kas bus čia, o čia Kozis įspūdingas. Tai, kad Kėdainių ekipa viso sezono metu turėjo tą mažiausią taškų pralaimėjimų skirtumą. Jie pralaimėdavo. Sekmadienio triukai. Arbitrai budrus viską sužiūrėjo, kaip priklauso Vitalijus Kozys. Iš toli yra 3 taškai. Tokie matome taip pat Rišoną Tarmeną, žaidžia ir penkete Anthony Kaunas ir taip pat... Puikų sezoną asmeniškai žaidžia Martynas, tikrai. Įspūdinga žaidimą jis dabar. Ir beje, labai solidžiai jis atrodė Europos taurėje, tose dviejose žaistose rungtynėse. Klausimas, kiek tos išnaudotos jėgos kainuos, Panevėžyje. Taip, Ebo numeris 1 pagal rezultatyvius perdavimus lygoje, bei po 9 per rungtynes. Čia aktyvas. Iš eilės. Tai dabar matome, kad tikrai gauna laiko užtektinai. Ir vėlgi, būtent Nedas Montvila ir Eurolygoje. Taip, Eurolygoje vos 10% tikslumų iš toli meta, bet Seif LKL 28. Kozys dar kartą. Ir 22 taškus ir surinko 34 naudingumo balus. Nedas Krosvalas irgi buvo puikus ir Nedas Pocevičius akcentavo būtent tai. Kozys pastaruoju metu tikrai geros formos, pataiko jis ir tolimo metimo 10-6 mačo pradžioje. Bandymas įvesti kamuolį baigėsi nesėkmingai, Kozys greitoje atakoje ir... Su dviem komandiniam jau Kėdainių Nevėžis OptiBet. Mongas ieškojo Biručio, gerai ten išeina iš priekio Mitas Ebo, čia Vitalijus Kozys gaudo kamuolį. Nepasiteisinęs Kersas Perskaitas šiandien vėl Dominikas Grynas, nebejotinai dažniausiai iš vidutinio nuotolio atakuojantis žaidėjas lygoje ir pataikantis. O čia Kozys. Perdavimas ir metimas iš tolimo nuotolio šį kartą tikslo nepasiekė. Nedas Montvila irgi žaidėjas, kuris pasiruošęs žaisti, bet vėlgi, tai bet kokiu atveju yra žaidėjas negalintis padėti komandai. Čia vidutinio nuotolio. Ir išleidžia Davidą Dualą. Čia geras Kozas perdavimas. Gynyba kol kas irgi neblogai atrodė Žydrūnų Urbano auklėtiniui, bet čia... Abu treneriai yra pralaimėjimų kelyje, bet sakykime taip, tos situacijos. Davidas Giedraitis žiūri Ebo. Kozys. Kita Ulanovo gynyba, bet eina iki galo Vitalijus Kozys. Ebo. Veržėsi į kairę pusę Mitas Ebo, jo perdavimas Vitalijus Kozys, sakyčiau. Prieš Mitą Ebo ginasi Motonas. Prasiveržimas į dešinę pusę ir kairę ranką. Du metimus iš žaidimo. Kozys geras, o perdavimas Krosvilui ir Krosvilui. Vaitkus prasiveržimas ir toliau, nėra taškų, bet kamuolį Dešiūras Bui siuntė kamuolį arčiau krepšio, bet perskaitė sumanimam varžovai, dar vienas perimtas kamuolys, Girardas iš... Pastarojoje 10 rungtynių serijoje, per kurią, kaip ir minėjau, Vilkai yra iškovoję viso labo tik 2 pergalės. Girardas dar kartelį. 2 taškų. Daryl Doyle atšokus į kamuolį Vitalijus Kozys iki galo. Išu, kuris galėtų turėti problemų, tai problemų yra su pražangomis. Čia perdavimas per visą išdą. Bet Slavinską pasiekia kamuolys. Čia be pražangos, čia apsigina Kėdainių. 27-31. Ir perimamas kamuolys.
3-2 atakuojama šioje. Visi mačai su drama iki paskutinių rungtynių net ir sekundžių. Čia iš toli Kozys visiškai. Nepavyksta užsibaigti dabar jau atviroje aikštėje, Kėdainių Nevėžio ekipa. Vitalijus Kozys prasimeta pro nugarą ir šį epizodą. Jogminas bando prieš Krosvelą, na, ne pats geriausias mečiopas, tikrai gana sudėtingas oponentas. Kozys žaidžia iki galo, štai taip nuo kranto iki... Na, žino Šiauliai, kad Žirardas tikrai nelabai mėgsta gintis. Kozys. Ir 11 sekundžių, taip paliekama yra Kėdainių Nevėžio komandai, čia greitai. 16 rezultatyvių perdavimų atliko Wolves Twins Bet, 5 Žemaitis, 4 Jogėla. Ir tai gali būti dar ne pabaiga, užtvara Žirardui, šis gauna kamuolį, tiesa jau turi ten improvizuoti ir improvizuoja. Labai daug erdvių atranda Kauno Žalgiris, prieš tai ten prametė visiškai laisvas vienas iš žalgiriečių, dabar Juzėnas neklysta. Kokį perdavimą atliko tiek Ebo, tiek Žirardas, bet pasiseka Nevėžiui, na čia jau gal net ir nesėkmė, nes jau 4. kartą toks epizodas. Aišku, esam kalbėję apie tai, kaip išvaisto tas persvaras gana neretai Gedimino Petrausko auklėtiniai ir pats treneris, manau, tą turėjo akcentuoti ir pertraukos metu. Kaunas, Matas Jogėla, Blaževičius ir Miniotas. Nevėžio penkete, Kozys. Norėjo atakuoti iš tolimos distancijos, Amitas Ebo. Kozys antruoju Dar taškus, plus 6. Turi savim bet Lietkabelis. Zakas. Kozys iš toli, 3 taškai. Pas mažėja skirtumas ir dabar jau Dominikas Grynas prie Mito Ebo. Kozys. Realizavo tolimą metimą. Krosvelas stato užtvarą 2-2. Vaitkus. Atiduoda kamuolį kitam Vaitkui. Matas Vaitkus į krepšį nemeta, Kozys. Atakuoja krepšį. Ispaniškas pick and rollas, čia Kozys, jo prasiveržimas, vieną flauterį pamatė. Tačiau Nytas Johnsonas laiku ir vietoje, ir Klaipėdos Neptūnas jau pirmauja. Atiesa neilgai. Užtvarą stato Edas Krosvelas Kozijui, Kozys ir... Puikios jo rungtynės. Klaipėdiečiai vėl turi plus 9, čia puikus Kozio perdavimas. Irgi galima sakyti, kad čia tiesiog labai sėkmingai žaidžia būtent per šį ketvirtį Kėdainių komanda. Įvedamas kamuolys Vitalijui Kozijui. Kozijai žaidžia 1-1 prieš Taylorą. Žaidžia nugarą, gerai, įkerta. Antony, ar tai būtų tolimi metimai, ar prasiveržimai, ar tiesiog provokuojamos pražangos. Kaunas. Tikrai netokios įspūdingos rungtynės kaip akistata žaista čia sausio mėnesį, kai Edas Krosvelas buvo puikus. Kontaktas užšvilpė. Žirardas 5 sekundės reikalingas bus metimas, Beniušis pakilęs aukštai, Žirardas nemeta, Kozys suspėja. Kamuolys laisvas, Arnas Biručka nepataiko. Atodusis tribūnose, ilgas perdavimas, Kozys. Tiesiog už ko užsikabinti Utena. Jokio ritmo puolime, o gynyboje taip pat labai... Puolime, Blizniukas. Nepataiko tribūnose. Kitoje pusėje Vitalijus Kozys, 2 taškai su pražanga. Netaikliai. Nepavyko užgaudyti dar geresnės bangos Juventus ir iš karto atsakymas Vitalijus. 5 iš 20 baudų yra pataikę Nevėžio bet krepšininkai. Čia Kozys perimat kamuolį. Kozys, 2-1. Dabar. Bet aišku, treneriai mato geriau šituo atveju. Žirardas skirsto kamuolį Kozijui, Kozys, Vaitkui, Vaitkus iš toli. Nevėžio persvaros nebūti, jeigu ne Vilkų pramestos baudos. Kozys, Mikalauskui, šis turi erdvės. Vaitkus prieš žemesnį varžovą, nugarą į krepšį, Keselotas eina į pagalbą ir Žirardas šį kartą prameta iš toli, bet Kozys. Padėjo ir pirmą pergalę, galima sakyti, pasiekė naujasis sporto direktorius Artūras Milaknis. Ebo bandys nutraukti taškų badą. Perdavimas Kozijui. Oi. Zakas.
Įmetamas kamuolys Kozijui, galima per čia kurti. Ir Vitalijus Kozys. Vis dar be taškų žaidimo. Ketvirto kėlinio žaidėjas, galima sakyti, yra Arnoldas Kulboka. Jo svarbus tritaškiai, dabar ir atkovotas kamuolys puolime, antro šanso taškai. Ketvirtasis ratas, aišku, tas žaidimas geras nieko negarantuoja sėkmės tau ir atkrintamosiuose. Tai... Šie abu lyderiai turi po 20 taškų. Čia Kozys prieš Brazdėjį, puikus skirtimas. Nevėžis turi -2. Pirmą kartą šiandien Vilkai priekyje, o Nevėžis atsilieka. Vitalijus Kozys, ar bus jo rekordinės rungtynės, kalbant apie pataikytus.